Mes niekada būtumėm nesužinoję, kaip mūsų vaiką, pavyzdžiui, vertina ir taip toliau. Mes vieną kartą buvom rajone ir susitikom tokią mokytoją ir sakom, nu kaip jų mokykloje, sako, o Dieve, Dieve, kaip baisu, dabar dar tuos invalidus integruoti reikia. Ir jinai nežinojo, kad mano vaikas ir yra tas invalidas, kurį integruoti reikia. Tai aš manau, kad vat, jų požiūris ir yra toksai ir daugumos, ir pavyzdžiui, ypatingai iš direktorių pusės labai jaučiasi, kad jiem tai yra problema, kad jie labai norėtų atsikratyti tos problemos, bet įstatymai kažkaip neleidžia ir panašiai, nes tos autistų klasės sukurtos mokyklose tik tai tose, kurioms grėsia iš šitą uždarimą ir panašiai, nes ten mažai vaikų, neturi ten reitingų ir panašiai. O šitie vaikai atneša kažkokį tai dvigubą pelną ir panašiai, ir už to tai tose mokyklose ir atsiranda tos klasės. Tai va, ta antroji mokykla buvo tautinių mažumų mokykloje, rusų mokykloje iš tikrųjų. Tai jokio kontakto ir būti negalėjo. Ta prasme, tie vaikai yra uždaryti taip, kad pavyzdžiui buvo šventė, tai užrakinti buvo, kad neišeitų. O ten buvo gaisrininkai atvažiavę, būtų labai įdomu, bet mokytojai pabijojo, nes nesusitvarkys ir panašiai. Ir